Sveiki, šiandien aš jums parodysiu, kaip įjungti arba išjungti Startup programas. Startup programos yra tokios programos, kurios pasileidžia tik įjungus kompiuterį, tai tarkim Skype'as, torrentai ir panašiai. Jas ant Windows 8 išjungti labai paprasta, tiesiog spaudžiame dešinį ant Start juostos, pasirenkame Task Manager ir tada pasirenkame Startup tabą. Taigi matome statusas Enabled reiškia įjungtos, šios programos visos startuos, tik įjungus mano kompiuterį, ir Disabled išjungtos, šios visos programos nepasileis. Norint išjungti programą, ant jos spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirinkame Disable. Norint įjungti, pasirinkame programą, spaudžiame dešinį ir Enable. Windows 8 operacinėje sistemoje tai yra padaryti labai paprasta. Senesniuose Windowsuose, tarkim 7, XP, norint įjungti ir išjungti paleidimo programas, reikės atlikti šiek tiek kitokius veiksmus. Taigi keliaujame į Windows 7 ir dabar mums reikės spausti Windows klavišą ir R, arba galima spausti Start ir į paieškos laukelį įrašyti msconfig. Atsidariusiame lange einame į Startup ir štai čia matysime visas paleidimo programas. Norint jas išjungti, tai reikia atžymėti šią varnelę ir paspausti Apply. Ir tada OK. Windowsai visada paklaus, ar norite perkrauti kompiuterį. Tai šiuo atveju galime spausti išeiti be restarto. Run laukelyje taip pat įrašome msconfig ir atsidaro tas pats langas. Taip pat startinius programų nustatymus dažniausiai rasite pačios programos nustatymuose. Taigi einame į Parinktys ir nustatymai. Ir štai čia turėtų kažkur būti mūsų nustatymas, kad programa pasileistų tik įjungus kompiuterį. Šiuo atveju uTorrent nustatymas yra pirmame lange, pagrindiniai, Windows integracija, paleisti kartu su Windows. Jeigu pažymėsime šią varnelę ir spausime gerai, uTorrentas pasileis automatiškai. Pažiūrėkime, ar ši programa atsirado msconfig faile. Ir tikrai taip, štai mes turime uTorrentą. Taigi starto programas galime išjungti dviejose vietose, pačioje programoje arba msconfig sąsajoje. Tai tiek, nepamirškite prenumeruoti ir paspausti like. Ačiū.